1941 metais birželio 22 dieną kilęs karas tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos sutrukdė okupantams naikinti Lietuvos valstybę. Tačiau netgi bėgdami iš Lietuvos sovietai vis tiek žudė, kankino ir naikino Lietuvos gyventojus. Beveik 1000 kalinių ir civilių, iš jų 99% lietuvių, buvo žiauriai nužudyti sovietų prieš jiems paliekant Lietuvą. Pirmąją karo dieną buvo nurodyta visas politinių kalinių bylas perduoti kariniams tribunolams, kurie dažniausiai kaliniams skirdavo aukščiausiąją bausmę – sušaudymą. Sovietų saugumo NKVD dokumentuose tai buvo vadinama kalinių evakuacija pagal pirmąją kategoriją. Tačiau dar negavęs nurodymų iš Maskvos, NKGB tardymo skyriaus viršininkas Eusiejus Ražauskas pats kreipėsi į NKGB liaudies komisaro pavaduotoją Bykovą siūlydamas, neturint galimybių evakuoti kalinių iš Kauno kalėjimo numeris 1, išskirti iš jų pavojingiausius ir prieš atsitraukiant sušaudyti. Apie Ražausko vaidmenį kankinant lietuvius papasakosiu dar vėliau, tai budelis, kurių reta. Dėja, besitraukiantys sovietiniai okupantai ir jų kolaborantai nepasitenkino politinių kalinių sušaudimu. Labai daug jų nužudė sadistiškai kankinant. Rainių žudynės. 1941 metų naktį iš birželio 24 į 25 dieną Rainių miškelyje nukankinti 75 Telšių kalėjimo politiniai kaliniai. Tai buvo nekalti lietuviai, trokštantis gyventi laisvoje Lietuvoje. Taip kaip jie buvo nužudyti, sunku apsakyti žodžiais. Jeigu bandysite įsivaizduoti baisiausius ir bjauriausius vaizdinius savo mintyse, jums nepavyks. Jie ne nužudyti buvo, o nukankinti. Kankinimo metodai aukščiau mūsų suvokimo ribos. Toliau seka Pravieniškių žudynės. Kitas nusikaltimas buvo įvykdytas Pravieniškių lageryje. Nuo kitų žudynių jis skyrėsi ne tik masiškumu, bet ir tuo, kad buvo žudomi visi be išimties kaliniai ir netgi jų prižiūrėtojai su šeimomis. Pravieniškių lageryje visi sargybiniai ir prižiūrėtojai buvo lietuviai. Pirmiausia buvo nužudytas 21 lagerio tarnautojas ir 6 jų žmonos bei dukterys, 13 ir 16 metų mergaitės. Po to kulkosvaidžiais ir automatais sušaudyti iš barakų į uždarą kiemą išvaryti kaliniai. Tuos, kurie liko gyvi, sovietai pribaigdavo durtuvais ar į sužeistuosius mesta granata. Pravieniškėse buvo išžudyta 230 žmonių, neskaičiuojant prižiūrėtojų su šeimomis. Toliau Panevėžys, netoli cukraus fabriko, nužudyti lietuviai. Birželio 25 dieną netoli Panevėžio cukraus fabriko Plukių kaimo ūkininko laukuose taip pat buvo sušaudyti iš Panevėžio apskrities vykdomojo komiteto rūsių atvežti 19 politinių kalinių. Pasak liudininkų, egzekucijos metu čekistai smaginosi taip, mėtė gyvus kalinius į duobes ir kritimo metu į juos šaudydavo. Besitraukdami iš Lietuvos sovietai įvykdė beveik 40 grupinių žudynių. Daugybė lietuvių buvo nukankinti iki mirties. Apie visas šias žudynės ir jų žiaurumus, kankinimus papasakosiu antroje dalyje šio pasakojimo, o dabar noriu pradėti pasakojimą nuo pirmos dienos, nuo tos dienos, kada okupanto koja įžengė į Lietuvos žemę ir kodėl būtent taip atsitiko, kad lietuvių tauta tokia išdidi, karinga ir nesiklaupianti prieš priešą buvo šitaip gniuždoma, kankinama ir žudoma. Prieš pradėdamas šį pasakojimą noriu padėkoti savo rėmėjams, kurių dėka aš kuriu tokį turinį. Taip pat būsiu dėkingas, jeigu ir jūs prisijungsite, jeigu jums patinka toks turinys, kokį aš kuriu, galite prisijungti Contribui sistemoje. Iš anksto dėkoju, o dabar tęsime pasakojimą.
1940 metais birželio 10 dieną prie Lietuvos sienų buvo baigti telkti Raudonosios armijos daliniai. Iš viso 221 000 kareivių ir karininkų. Jau kitą dieną Lydoje, Baltarusijoje įvyko generolo Pavlovo vadovaujamas pasitarimas. Čia aptartas pirmųjų 3 dienų karo veiksmų planas ir įsakyta birželio 14 dieną 9 val. Būti pasirengus pulti Lietuvą. Pereinant sieną buvo nurodyta veikti tyliai, durtuvų netikėtai apšaudžius, sušaudyti vietoje, sutikus ryžtingą gynybą, ne atakuoti, o apeiti ir užblokuoti. Praėjus metams po šių planų tas pats generolas Pavlovas bus sušaudytas Stalino nurodymu, kadangi nesugebės sulaikyti Vermachto armijos Baltarusijoje. Bet kol kas jisai jaučiasi karo genijumi ir planuoja, kaip užpulti ir sunaikinti mažą Lietuvos valstybę. Pasirengusi karo veiksmams, sovietų vadovybė Lietuvos vyriausybei įteikė ultimatumą, kuris turėjo atverti kelią agresijai. Lietuvos pasienyje atsirado NKVD pasienio kariuomenės smogiamųjų grupių, turėjusių netikėtai nuginkluoti pasienio postus, užimti tiltus, nutraukti ryšius. Birželio 15 dieną 3 val. 30 minučių naktį NKVDistai pirmieji apšaudė Lietuvos pasienio sargybos būstinę Ūtoje, Alytaus apskrityje. Pasienio sargybos viršininkas Barauskas, prieš tai patikrinęs pasienio sargybos postus, su šeima ilsėjosi savo bute, medinėme vieno aukšto name. Butas kartu buvo ir pasienio sargybos būstinė. Vos už 100 metrų nuo namo buvo Baltarusijos teritorija. Šiuo metu aš ir esu Ūtoje, prie to pačio namo, kur Aleksandras Barauskas, Lietuvos pasienietis, gyveno su savo šeima. Ir kada tą naktį paryčiais NKVD užpuolė būtent šią vietą, šį namą, jį patį ištempė šešiese. Įėjo į namą, suėmė Barauską, ištempė iš namo. Šeima buvo, taip pat matė ir kiti liudininkai, todėl pasakojimas yra visiškai tikras. Atsivedę šiuo keliuku, štai, nusivedę šiek tiek nuo namo, atvedė jį į šią vietą, kur dabar yra paminklas skirtas pirmam lietuviui mirusiam nuo okupacijos, pirmam lietuviui mirusiam nuo NKVD. Štai šioje vietoje kardu kirto jam per galvą, jisai parkrito ir tada jam šovė į galvą. Štai nuo čia netoli maždaug už 100 metrų buvo Baltarusijos sovietinė respublika ir čia pasienio postas. Namas įsaugotas, toks koks jisai buvo, į vidų patekti negalima, tai nėra kažkoks muziejus, bet yra ir aplink namą sodas, yra obelys ir štai toks dar paminklas skirtas Aleksandrui Barauskui. Jaunas žmogus buvo, turėjo žmoną, 2 vaikus, 2 mergaitės ir tai yra pirmoji okupacijos ir teroro auka. Nuo jo prasidės tūkstančiai aukų. Parodysiu jo nuotrauką, kada jis buvo nuvežtas į ligoninę, ligoninėje mirė. Yra stendas apie jį, jo nuotraukos, jisai pats, jo šeima, 2 dukrytės ir štai pats yra Barauskas. Birželio 15 dieną nuvežtas pas gydytoją ir matosi, kad peršauta galva. Žinoma, jo išgelbėti jau nebepavyko. Ir kitos nuotraukos apie šio lietuvio tarnybos veiklą.
sutelkti Lietuvos pasienyje, Raudonosios armijos daliniai, pereidami sieną, turėjo veikti tyliai. Likus valandai iki puolimo pradžios gavo įsakymą kelioms valandoms atidėti įsiveržimą. Atidėta dėl to, kad Lietuvos vyriausybė priėmė sovietų ultimatumą. Taip tikėtas išsaugoti Lietuvos nepriklausomybę, bet šioms viltims nebuvo lemta išsipildyti. Birželio 15 dieną Lietuvai netekus nepriklausomybės pradėti vykdyti nuo 1939 metų Sovietų Sąjungoje rengti Lietuvos gyventojų naikinimo planai. Nuo to momento lietuvių tautos fizinio ir dvasinio naikinimo jau niekas negalėjo sulaikyti. Okupavus Lietuvą, NKVD pradeda veikti. Svarbiausia ir lemiama NKVD atrama naikinant lietuvių tautą kartu su komunistų partija buvo okupacinė kariuomenė. Birželio 15 dieną į Lietuvą įžengė kiekvieną akimirką kovos veiksmams pasirengę sovietų kariai. Okupacinė kariuomenė sudarė būsimąją pagrindinę lietuvių tautos genocido vykdytojų atramą. Koks buvo tas ultimatumas ir ko sovietai norėjo iš lietuvių? Reikalauta atleisti iš pareigų ir suimti vidaus reikalų ministrą Skučą ir Valstybės saugumo departamento direktorių Povilaitį. Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras Molotovas išsakė aiškius ketinimus. Pirmiausia, reikia juos suimti ir atiduoti teismui, o straipsniai atsiras. Skubos tvarka pareigūnai atleisti iš darbo. Tačiau nesuimti. Birželio 15 dieną prezidentas Smetona, supažindintas su sovietų reikalavimu perduoti juos teismui, nusprendė, kad abiejų valstybės pareigūnų šeimos vyks į pasienį, kad galėtų pasitraukti į Vokietiją. Prezidentas Smetona nesiima spręsti pareigūnų likimo ir pats vos spėja iš Lietuvos pasitraukti į Vokietiją. Prezidento pareigas perima Antanas Merkys ir sankcionuoja suėmimą. Ta pačia diena vakare Kauno apskrities policininkų lietuvių Žygaičiuose abu pareigūnai buvo suimti. Birželio 16 dieną nuvežti į Jurbarką, o vėliau į Kauną ir perduoti Lietuvos saugumo departamentui. Suimtas generolas buvo kalinamas Kauno sunkių darbų kalėjime. Po to tais pačiais metais Liepos 23 dieną išvežtas į Maskvos Liubiankos kalėjimą. Šeimos paleistos. Skučo žmona Stefanija ir dukra Birutė pasitraukė į Vokietiją, o vėliau į JAV. Į laikinojo prezidento postą atsisėdęs Merkys jame išbuvo tik 2 dienas. Atidavęs šias 2 aukas į sovietų nasrus, Skučą ir Povilaitį, jis tikėjosi galbūt, kad to pakaks. Tačiau jisai labai klydo. Netrukus atėjo ir jo pačio eilė. Netrukus supratę sovietų ketinimus, Merkys bandė bėgti į Švediją, bet Rygos oro uoste NKVD suimtas. Jo suėmimą sankcionavo Justas Peleckis, Algirdo Peleckio senelis. Generolas Skučą atveža į Maskvą. Prasideda tardymas. Neabejojama, kad jis buvo kankinamas. Šių tardymų metu Skučiui suformuluoti kaltinimai. Buvęs vidaus reikalų ministras kaltintas provokacinių veiksmų prieš Lietuvoje dislokuotus sovietinius dalinius, organizavimu, žiauriais veiksmais prieš Lietuvos revoliucinį judėjimą. Žinoma, kaltinimai išgalvoti. Šį nutarimą, kuris nulėmė generolo likimą, pasirašė Lavrentijaus Berijaus pavaduotojas Merkulovas, kurio įsakymų tuo metu niekas negalėjo paneigti. Per kitą tardymą apklausti daugelis buvusių aukštų Lietuvos pareigūnų. Antanas Merkys, Povilaitis ir kiti aukšti vadovai, tačiau parodymuose nebuvo konkrečių įkalčių prieš Skučą. Nors įrodymų prieš generolą nesurinkta, Skučo byla 41 metais baigta ir perduota į Sovietų Sąjungos aukščiausiojo teismo karinę kolegiją. Jis buvo nuteistas mirties bausme sušaudant. Skučas parašė malonės prašymą, tačiau jis nebuvo svarstytas. Generolas Liepos 30 dieną 41 metais sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime. Palaikų užkasimo vieta nežinoma, bet galima spėti, kad jie buvo užkasti Maskvos specialiajame objekte Komunarka, Butovo poligone, kur buvo užkasami sušaudytieji. Jam tuo metu buvo 47 metai. Jau nuo pat pirmųjų okupacijos dienų Lietuvai prasideda košmaras. Į Lietuvą atvyksta Berijos atsiųsti NKVD darbuotojai. Svarbiausias iš jų Vladimiras Dekanozovas, gruzinas, tikroji pavardė Dekanozišvilis.
Šis NKVD veikėjas vėliau bus sušaudytas kartu su Berija 53 metais, bet iki to dar toli. Jis atvyksta į Lietuvą sėti terorą ir mirti lietuvių tautai. Nelaukdami, kol prasidės valymas, buvę Lietuvos saugumo policijos darbuotojai vien dėl asmeninio saugumo ėmė trauktis iš Lietuvos. Tai buvo politinės tremties, kuri vėliau sukrėtė visą Lietuvą pradžia. Keletas dešimčių spėjo pasitraukti į Vokietiją, bet Dekanozovas pasirūpino, kad Lietuvos-Vokietijos siena būtų aklinai uždaryta. Dekanozovas patarė Justui Peleckiui, kuris dėl akių paprašytų Sovietų Sąjungos, kuri padėtų NKVD pasienio kariuomenės jėgoms saugoti sieną su Vokietija. Sovietinė geležinė uždanga galutinai nusileido ant Lietuvos. Nuo šiol okupantų persekioti žmonės pabėgti iš Lietuvos galėjo tik rizikuodami savo gyvybę. Birželio 18 dieną iš kalėjimo paleidžiamas Lietuvos komunistų sekretorius Sniečkus. Tik paleistas iš kalėjimo, jau sekančią dieną Sniečkus tampa valstybės saugumo direktoriumi ir pradeda terorą kartu su okupantais prieš lietuvių tautą. Kitą dieną jis tampa VSD direktoriumi, po poros mėnesių jis jau pirmasis Lietuvos komunistų sekretorius. Teoriškai Lietuvos vadovas, praktiškai Lietuvą valdo iš Maskvos atsiųsti NKVD darbuotojai. Sniečkus prisidėjo prie 41 metų birželio 14 dienos ištremtų daugiau kaip 17,5 tūkstančio žmonių, tarp jų moterų ir vaikų. Ištrėmė net savo giminaičių su mažamečiais vaikais, nekreipdamas dėmesio į šeimos narių prašymus atšaukti sprendimą. Dėl šių savo sprendimų nei Sniečkus, nei jo žmona niekuomet neapgailestavo. Jis smulkmeniškai žinojo ir palaikė čekistų Lietuvoje vykdomus kankinimus. Jau pirmomis okupacijos dienomis teroras pradeda įsibėgėti. Lietuvoje buvo paskelbtas sustiprintas apsaugos metas. Toks keitimas buvo itin naudingas vykdant pirmuosius suėmimus. Vidaus reikalų ministras komunistas Gedvilas gavo labai plačius įgaliojimus, kuriais nedelsiant buvo pasinaudota toliau ruošiant dirvą sovietiniam terorui. Įvedama informacijos blokada, atšaukiami leidimai visiems laikraščiams ir žurnalams leisti. Visuomenė buvo psichologiškai rengiama būsimoms represijoms. Maskvos statytiniai dar leido puoselėti viltis, kad teroras bus taikomas tik nedideliai visuomenės daliai, buvusioms politinėms viršūnėms ar buvusio saugumo pareigūnams. Birželio 29 dieną surengtame Lietuvos komunistų mitinge Meškauskienė paskelbė partijos reikalavimus. Tučtuojau panaikinti esamą konstituciją, suimti visus liaudies priešus, konfiskuoti jų turtą, o iš Lietuvos kariuomenės turi būti nuodugniai išvalyti liaudies priešai. Iš Lietuvos ministro pirmininko, o paskui ir į laikinojo prezidento vietą paskyrė Peleckį, Maskvos siųstas Dekanozovas faktiškai perėmė į savo rankas Lietuvos valstybės valdymą. Okupantų visiškai kontroliuojamas tariamasis Seimas priėmė sovietų valdžios paskelbimo ir įstojimo į Sovietų sąjungą deklaracijas. Okupantų valia buvo galutinai įvykdyta. Liepos 6 dieną VSD vadovas Sniečkus įsakė, kad prieš valstybinį elementą, kuris agituoja prieš liaudies vyriausybę, areštuoti ir pravesti tardymą laikė 3 dienų. Be to tai buvo fonas masiniams suėmimams, numatytiems kitame Sniečkaus įsakyme. Liepos 7 dieną apie likvidacijos planą visų buvusių priešvalstybinių partijų. Plane buvo nurodyta parengti suimtų asmenų sąrašus ir NKVD daliniams neleisti nė vienam persekiojam asmeniui pabėgti į Vokietiją. Netgi šiais laikais yra žmonių, kurie galvoja, kad Lietuvos delegacija nuvyko į Maskvą parvežti Stalino saulės Lietuvai ir kad dauguma pritarė tam. Iš tikrųjų, nepritarančių buvo dauguma, kurie nepritarė, bet tie, kurie tik tais bandydavo apie tai kalbėti, iš karto būdavo suimami ir sunaikinami. Kalėjimuose reikėjo naujų vietų, todėl buvo nuspręsta į laisvę paleisti dalį kriminalinių nusikaltėlių. Paleisti buvo 525. Iš jų kaip kurie tapo naujais kalėjimų prižiūrėtojais. Nepaisant kriminalinės praeities, jie buvo patikimesni NKVDistų parankiniai.
Žmonės paprastai buvo suimami naktį atlikus jų butų ir namų kratą. Suimtųjų artimiesiems praneždavo, kad vėliausiai po kelių dienų visi bus paleisti. Apgaulės NKVD dažnai griebdavosi siekdami, kad aukos anksčiau laiko nesužinotų savo likimo. Per kelias dienas buvo suimta 400 buvusių Lietuvos partijoms priklausančių žmonių. Šios veiklos eigą kontroliavo ne tik Berija, apie rezultatus buvo informuojami pats Stalinas ir Molotovas. Daugiausia buvo suimta Lietuvos visuomenės veikėjų, redaktorių, žurnalistų, karininkų, buvusių ministrų. Suimtieji iš karto pradėti tardyti. Tarp tardomųjų buvę ministrai pirmininkai Valdemaras, Merkys, Bistras, generalinio štabo pulkininkas Dulksnys, tautininkų pirmininkas Cesevičius, buvę žemės ūkio ministras Aleksa ir kiti. Liepos 17 dieną Merkys su šeima ištremtas, vežiotas po įvairius kalėjimus. 1952 metais gavo 25 metus kalėjimo Vladimire. Po kelių metų, 55 metais, Vladimiro srityje mirė. Valdemaras su žmona buvo suimti, tardomi, jis buvo verčiamas prisipažinti, kad yra Vokietijos žvalgybos agentas, pervežtas į Maskvos Butyrkų kalėjimą, įsekęs mirė kalėjimo ligoninėje. Žmona Matilda mirė Kislovodsko kalėjime. Kaip matote, sovietai nesirinko savo aukų nei pagal rangą, nei pagal statusą, jiem nesvarbu, ar tu buvai ministras, ar ministras pirmininkas ar prezidentas, nes puikiai yra žinoma, jeigu Smetona būtų nepabėgęs, jis taip pat greičiausiai būtų atsidūręs kalėjime, kaip atsidūrė Latvijos ir Estijos prezidentai. Iš viso Liepos mėnesį buvo suimta apie 2000 žmonių. Paleisti tik 23 žmonės, tarp jų 7 jau buvo užverbuoti agentai, bet dauguma Liepos mėnesių suimtų žmonių nesulaukė laisvės. Jie buvo sušaudyti arba nukankinti lageriuose. Tokios teroro bangos visuomenė buvo sukrėsta ir demoralizuota. Į Gardiną atvyko didelė NKVD darbuotojų grupė. Greitai jie atsidūrė Lietuvoje ir pradėjo dalyvauti vykdant kratas ir tardymus. Atvyko net pats Berijos pavaduotojas Merkulovas, vienas aktyviausių lietuvių tautos naikinimo organizatorių. Įvykdęs pirmąją masinių suėmimų operaciją, Sniečkus išvyko į Maskvą dalyvauti Lietuvos aneksijai skirtose iškilmėse. 40 metų Liepos mėnesį sukomunistintam vidaus reikalų departamentui padedant, teroro vykdytojams palanki dirva buvo beveik paruošta, Lietuvos Respublikos nepriklausomybė likviduota, valdžios aparato sudėtis visiškai pakeista, vietoj valstybinės policijos sukurta ginkluota milicija. Pirmieji suėmimai paralyžavo kiekvieną lietuvių bandymą neorganizuotai priešintis okupantams. Lietuvių tautai tai buvo sunkiausios 50-metės kovos dėl išlikimo pradžia. Likvidavus Lietuvos Respubliką buvo imtasi kurti naują represinį aparatą, Lietuvos VSD priedangos nebereikėjo. Liaudies priešų naikinimo patikrinta institucija sovietai turėjo nuo seniau. 40 metų Liepos mėnesį suimti žmonės laukė savo likimo. Suimtiesiems buvo pradėti taikyti Sovietų Rusijos įstatymai, baudžiamojo kodekso 58 straipsnis, kuris buvo labai platus, su galimybė teisti kiekvieną žmogų už antisovietinę veiklą. To pakako, kad daugybė žmonių imtų slapstytis ar bėgtų į Vokietiją. Jie iš karto buvo paskelbti už įstatymo ribų ir jų turtas pradėtas konfiskuoti. Buvo sudaryta turto konfiskavimo komisija. Galimybę pasipelnyti iš karto susigundė atsiųsti NKVDistai. Turto įsigydavo ir kitokiu būdu, apiplėšdami suimtųjų šeimas. Per kratas iš areštuotų asmenų šeimų atima įvairius daiktus, baldus, radio aparatus. Pati NKVD viršūnė dalijosi nacionalizuotus butus, konfiskuotus automobilius. Metų pabaigoje šis plėšikavimas buvo legalizuotas, nes leido visą prisigrobtą apiplėštą turtą nusipirkti už kapeikas. 41 pavasarį kalėjimuose atsirado nauja kalinių kategorija – privalomųjų, pristatymų ir prievolių
sabotuotojai. Ūkininkams buvo įvesta prievolė atlikti nurodytus specialius darbus, kaip antai pristatyti valstybės reikalams žvyro, atlikti žemės kasimo darbus ir panašiai. Prasidėjo tikras baudžiavinis ūkininkų išnaudojimas. Valstiečiai neatlikę minėtų prievolių buvo suimami ir teisiami kaip sabotuotojai. Buvo iškelta daugiau kaip 1000 bylų. Kodėl beveik metams trukusiam Lietuvos plėšimui prireikė represuoti valstiečius? Per metus okupantai išeikvojo Lietuvos išteklius. Jau pirmomis okupacijos dienomis Lietuvos kariuomenė turėjo atiduoti beveik visas maisto produktų atsargas, kad pamaitintų okupacinę kariuomenę, kuri nevaržomai naudojosi visais ištekliais. Vien 11 armijai Lietuva 40 metų rudenį turėjo duoti 20 000 tonų bulvių, virš 5 000 tonų daržovių. Pati Sovietų sąjunga iš savo išteklių savo kariuomenę sugebėjo aprūpinti tik šienu ir šiaudais, ir tai tik vasarą. Įvairių rinkliavų nualintas Lietuvos ūkis turėdavo pristatyti mėsos, kiaušinių, sviesto, paukštienos. Savo dalį plėšė ir NKVD, kurių darbuotojams buvo dalinamas ūkininkų maistas. Visos šios prievolės guli ant kaimo žmonių pečių. Be to, okupacinių dalinių vadų nuožiūra buvo užimami žemės sklypai, kertami miškai, žmonės verčiami pirmą laiko nupjauti pasėlius, išgriauti pastatus. Dažnai paaiškėdavo, kad nusavintas sklypas netinka ir jo būdavo atsisakoma, o ūkininkas likdavo sužlugdytas. Esant visuotiniam nuskurdinimui, valstiečiai ir negalėjo, ir nenorėjo viso to pakelti. Suiminėjant ūkininkus buvo tikėtasi sustiprinti valdžios pozicijas kaime. Taigi labai daug buvo suimta žmonių, ne tik politikų ir valstybės tarnautojų ar karininkų, bet ir paprastų ūkininkų, kurie net nesuprasdavo, nei dėl ko suimdavo, nei ką blogai padarė. O kalinimo sąlygos buvo labai žiaurios. Taigi kokios tos kalinimo sąlygos buvo tuo metu ir kokie buvo tardymo metodai. NKVD perėmė 11 Lietuvos buvusių kalėjimų. Kalėjimai atsidūrė Sovietų sąjungos sistemoje. Tai reiškia, kad suimtas žmogus galėjo patekti į bet kurį Sovietų sąjungos kalėjimą ar lagerį. Kalėjimai buvo patvarkyti pagal NKVD standartus. Buvo padidintas prižiūrėtojų ir kitų darbuotojų skaičius. Ant kamerų langų buvo pritvirtinti mediniai skydai, kad atimti bet kokį vaizdą į išorę, taip pat atimti saulės spindulių ir žymę dalį šviežio oro. Apie jokią plėtrą nebuvo minčių, kalėjimuose turėjo tilpti visi suimti. Iš kamerų buvo išnešami stalai, taburetės, spintelės. Kaliniai ilgai ar visai nesulaukdavo medicininės pagalbos. Dėl perpildytų kalėjimų kaliniai miega ant 2 aukštų gultų ir netgi po gultais ant grindų. Netinkamai naudoti ir dažnai nekeičiami kibirai, vadinami parašomis, tualetai, jie buvo be dangčių. Dėl to buvo didelė smarvė ir teršiamos kameros grindys. Dėl perpildytų kamerų ir nešvaros kaliniai utėlėti, maistui naudojami indai neplaunami, maistas duodamas 2 kartus, dažnai skiedžiamas vandeniu. Daugybė kalinių patyrė, kas buvo NKVDistinė sanitarija. Pirtis buvo tikra lavoninė, rašoma Tolio atsiminimuose. Ant betoninių grindų storas ledo sluoksnis. Ledinis vanduo smarkia srove pylėsi iš dušų, kurių lyg tyčia buvo įtaisyta tiek daug, kad nebuvo nė mažiausios vietelės, kur nuo tų ledinių vandens srovių galėtum pasišalinti. Tokioje pirtyje užrakintus laiko virš 2 valandų. Kūnai pamėlynavo, lyg iš jų būtų įsunktas paskutinis kraujo lašas. Beldėmės į duris maldaudami išleisti, bet iš anapus geležinių durų niekas į mūsų beldimąsi neatsakė. 40 metų rudenį suėmimų mastas greitai pranoko NKVD tardymo galimybės. Už dėlsų sudaryti suklastotas bylas kalėjimuose daugėjo ne nuteistųjų, o tardomų kalinių. Tačiau pirmiausia, daugiausia kalinių patirdavo tardymo veiksmų poveikį. NKVD ir NKGB tardytojai daugiausia rėmėsi plataus agentūros tinklo darbu ir fizinė bei psichinė prievarta. Viena ir kita buvo neatsiejama. Tai, ko suimtasis savo norų nepasakydavo, buvo išplėšiama kankinant. Kankinimai buvo sankcionuojami pačiu aukščiausiu lygiu. Legaliai kankinti žmonės leido pats Stalinas. Dar prieš didįjį terorą buvo legalizuoti kankinimai Sovietų sąjungoje 1937 metais.
Taigi galima tik įsivaizduoti, kas tai buvo per kankinimai, jeigu jie buvo legalūs. Nes jeigu ir nelegalūs būdavo žiaurūs, tai kokie jie būdavo tada, kada jie buvo legalūs. NKVD ir NKGB tardymo skyrių darbuotojai turėjo monopolinės teisės tardomiesiems skirti kankinimus. Pagalvokite, kai jie išdarinėjo su mūsų tėvais ir seneliais. Įsivaizduokite, kaip jie žemino ir kankino moteris, mūsų mamas ir močiutes. Tai klausimas pamąstymams, kaip viskas greitai gali pasikeisti. Jeigu jums sunku tai įsivaizduoti, aš jums padėsiu. Tiesiog klausykitės toliau, nors nebus malonu tai išgirsti. Guzevičius Sniečkų informavo, kad išplito tardomųjų mušimas, neteisėtos kratos, piliečių sužeidimai. Aukščiausi pareigūnai viską žinojo. Tai, ką išdarinėjo NKVD, turėjo likti paslaptis nuo visuomenės. Kai 40 metų lapkričio 5 dieną pro NKVD 3 skyriaus viršininko pavaduotojo Milvydo kabineto langą iššoko kankinamas tardomasis, tai tebuvo dingstis ant langų pritvirtinti grotas, kad kiti, kuriuos kankins, negalėtų iššokti. Tardymo metodų nepakėlusių žmonių savižudybės nebuvo retenybė. Bet apie tai sužinota tik prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui ir atsivėrus NKVD kalėjimų vartams. Apklausus buvusius kalinius, sužinota apie tardymo metodus ir bylų sudarimą. Nuo 41 metų pavasario dažnai vyko slapti areštai, apie kuriuos ilgai nesužinodavo net suimtųjų žmonių artimieji. NKVD pranešime rašoma, dėl aktyvių elementų renkama dokumentacija prisipažinimų, taigi jeigu per tardymą buvo surenkama pakankamai prisipažinimų, sudarytoje byloje atsirasdavo sankcija kitiems areštams. Kaip tai vykdavo? Patys tardymai trukdavo po 16-24 valandas, kartais ir kelias paras be pertraukos, dažniausiai naktimis. Pirmiausia, būdavo siekiama išgauti suimtųjų prisipažinimus, kurie taptų pagrindu parašyti formalų suėmimo orderį. Iki 40 rugpjūčio 17 dienos VSD kvotų skyriaus viršininkas Rožauskas jau buvo išplėšęs daugelio kalinių prisipažinimus. Prisimenate, pradžioje užsiminiau apie Rožauską. Vertėtų prisiminti, kiek konkrečiau šį nusipelniusio Sovietų Sąjungos kabutėse kultūros ir švietimo veikėjo darbus. Kijeve gimęs ir į Lietuvą imigravęs Rožauskas 36 metais buvo Lietuvos valstybės saugumo organų suimtas už priešvalstybinę veiklą. Pirmosiomis sovietų okupacijos dienomis jis tapo NKVD tardymo viršininku, vėliau NKGB ypač svarbių bylų tardytojų. Jau per 2 pirmus okupacijos mėnesius Rožauskas buvo išplėšęs kankinimais 70 kalinių prisipažinimus ir tai buvo tik jo sadistinės veiklos pradžia. 41 metų jau prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, evakuojant kalinius birželio 26 dieną Rožausko ranka surašyto nuosprendžių įvykdyta mirties bausmė miške prie Bigosovo 26 iš Lietuvos kalėjimų konvojuojamiems politiniams Lietuvos kaliniams. Po karo 1960 metais Rožauskas tapo archyvų valdybos viršininku Lietuvoje. Jis gyveno Vilniuje, gražiame sostinės kampelyje Algirdo gatvėje 18 name. Nukankintų ir pasmerktų lietuvių artimieji taip ir nesulaukė teisingumo. Apie 83 metus išvyko jisai į Maskvą, vėliau mėtydamas pėdas tikėtina į Izraelį, kur nuo seno gyveno visa jo šeima ir artimieji. Kaip tokie kaip Rožauskas tardė lietuvius? Siriaus gimtadienis, o tu kažkoks netoks, brolau. Kažkas ne taip? Man girdint, daugiau niekada nekalbėk prieš sovietų valdžią. Dėl tokių prisipažinimų būdavo suimami vis nauji žmonės, kuriuos suimtasis paminėdavo. Pavyzdys galėtų būti pogrindinio laikraščio Laisva Lietuva leidėjų grupės likvidavimas. Iš pradžių buvo suimtas vienas grupės narys, per kratą nieko kompromituojančio nerasta pas jį. NKVD slapto politinio skyriaus darbuotojai ištardė suimtąjį ir sužinojo,
apie Eltos darbuotoją Malinauską. Kitą dieną jo bute buvo rasta pogrindinės spaudos ir bendras suimtųjų skaičius šoktelėjo iki 10. Kadangi visi suimtieji prisipažino, byla pateko į karinį tribunolą. Čia NKVD darbuotojas Rudakovas susipažinęs su byla pareikalavo suimtuosius dar tardyti toliau. Jo netenkino tai, kad nebuvo atskleistas vadinamasis centras ir nenustatyti visi ryšiai, tai yra suimta nepakankamai žmonių. Tardymai vėl prasidėjo, nauji prisipažinimai turėjo į šį ratą įtraukti vis daugiau žmonių. Dauguma suimtųjų jokioms pasipriešinimo grupėms nepriklausė, bet iš jų buvo reikalaujama prisipažinimų. Gulbinas, kuris nepriklausė jokiai antisovietiniai organizacijai, prisimena, jog tardytojai sakė, kad nesvarbu, ar priklausau tokiai organizacijai ar ne, vis tiek turiu prisipažinti. Visi lietuviai esą nacionalistai, priešingi sovietizacijai ir anksčiau ar vėliau jie visus lietuvius sunaikinsi. Taigi, kad ir kokia buvo suėmimo priežastis, visi kaliniai buvo tardomi žiauriausiai. Kalinį Gulbiną mušė guminėmis lazdomis ir daužė kumščiais. Bartininkui revolverio vamzdžiu subadė krūtinę ir pečius. Povilaitį lazdomis mušė per sprandą ir kojų blauzdas iki nualpstant. Kunigą Čekavičių tardė išrenktą, revolveriu daužė veidą, galvą trankė į sieną. Tokius pavyzdžius būtų galima vardinti be galo. Kankinimai nenutrūkdavo netgi pasibaigus tardymams. Per naktį iškankintiems kaliniams drausdavo kamerose atsigulti ar miegoti, įgrūsdavo į kameras, kur te buvo galima tik stovėti. Laikydavo vienutėse ir karceriuose be maisto ir vandens. Kalinimo sąlygos buvo neregėtai žiaurios. Kaliniai dėl maisto ir oro stokos, antisanitarinių sąlygų sutindavo, pamėlynuodavo, sirgdavo užkrečiamomis ligomis. Tuos, kuriuos kankinant sulaužydavo rankas, pirštus ar šonkaulius, nesuteikdavo gydytojo pagalbos. Nepriklausomai nuo lyties, tiek vyrai, tiek moterys bei merginos, taip pat ir nepilnamečiai jaunuoliai per tardymus būdavo žiauriai kankinami. Vykdomų tardymų metu kankinimai būdavo tokie žiaurūs, kad niekas iš suimtųjų negalėdavo būti tikras, kad juos atlaikys. Padaryti išdavimų, nusitempti kartu su savimi į NKVD tardymo rūsius ir savo bendražygius, draugus ir pažįstamus, doram, nuoširdžiai tikinčiam žmogui būdavo didžiulė, nepakeliama baisybė, net už mirtį didesnė nuodėmė. Mušdavo kumščiais, guminė lazda, rimbais, pistoletų rankenomis, spardydavo kariškais batais, visada taikydami į pačias jautriausias, skausmingiausias kūno vietas. Tardymus atliko tikriausi patologiniai budeliai, kurie jautė malonumą žmonės kankindami. Labai dažnai dalyvaudavo lietuviai vertėjai, nes ne visi lietuviai suprato rusų kalbą. Kad ir kaip būtų gaila, ir lietuviai vertėjai prisidėdavo prie šių kankinimų. Žmonės kalbėjo, kad tardymams budeliai turėjo specialią metalinę dėžę. Į ją kišdavo nuteistuosius, dažniausiai vyrus. Dėžėje laikydavo kalinį porą valandų, spausdami dangtį iš viršaus. Spaudimas būdavo toks stiprus, kad lūždavo kaulai. Į tarpdurį taip pat įkišdavo pirštus ir iš visų jėgų trenkdavo durimis. Nei vienam kalinčiam nebūdavo kerpami plaukai, nei moteriams, nei vyrams, kad būtų lengviau paimti galvą ir trankyti ją į sieną. Vienas žmogus savo prisiminimuose yra užrašęs, kad laiptai būdavo kruvini. Po tardymų kai kuriuos žmonės, kurie jėgų nebeturėjo, reikėdavo atitempti į kamerą. Ant laiptų yra matę ir pusę kiaušo nuplėštą galvos odą su plaukais. Viena moteris pasakojo, kad kai jos seserį paleido po pusmečio, jos nepažino, nes plaukai buvo supelyję, pilni utėlių, rūbai tik skarmalai ant kūno, o pats kūnas nusėtas mėlynių. Per tokius tardymus išplėštų prisipažinimų bet kokiam nuosprendžiui pakakdavo. Per pirmuosius 41 metų mėnesius karinis tribunolas mirties bausme nuteisė 14 lietuvių. Tarp nuteistų mirties bausme buvo puskarininkis Kauneckas. Jis per tardymus buvo taip sumuštas ir sužalotas, kad be kitų pagalbos nebegalėjo net atsikelti. Ištardžius ir sudarius bylą jis buvo sušaudytas.
41 metų birželio pabaigoje Petrašiūnų kapinėse buvo rasti vasario-kovo mėnesį nužudyti kalinių lavonai. Visi jie buvo sužaloti, surištomis rankomis ir kojomis. Nei vienas nebuvo nužudytas tik šūvių. Aukos buvo muštos ir badytos įvairiais įrankiais. Kiekvienam padaryta daugybė žaizdų. Kai kurių kūnų dalys, nosis, liežuvis, pirštai ar lyties organai visai nupjautos. Galvos, rankų ir kojų kaulai dažnai sulaužyti. Nors aukos buvo nuteistos sušaudant, iš tikrųjų iki paskutinės gyvenimo akimirkos kaliniai buvo kankinami. Tai tebuvo pirmųjų žudynių pėdsakai. Masinės žudynės prasidėjo 41 metų birželio mėnesį, prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui. Lietuvos laukia tamsus metas. Visi miršta, bet ne visi gyvena. Miegok, užmyk, o kai pabusi, viskas atrodys kitaip. Mėnulis šviečia visiems. Ir video pabaigai atvažiavau į Perlojos kaimą. Pažiūrėkite, koks gražus yra paminklas Vytautui Didžiajam, pastatytas 1930 metais. Jo nenugriovė netgi per sovietų okupaciją. Ir dėl ko aš čia atvažiavau? Atvažiavau dėl to, kad čia yra palaidotas Aleksas Barauskas, pirmasis nukentėjęs žmogus nuo sovietų okupacijos. Bažnyčios kapinėse yra kapas, kur palaidotas Aleksas Barauskas, kartu yra ir jo šeima. Šioje vietoje prie Alekso Barausko kapo baigiu pasakojimą. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad remiate mane. Iki naujų susitikimų, likite sveiki visi. Ate.